Sveiki, mėly Facebooko bičiuliai. Pavartykime mano dienoraštį kartu. Man sunku rasti šiandien geresnį žodį kaip beprotybė. Pirmą kartą Baltieji rūmai, o tiksliau ekonominių patarėjų tarybos pirmininkas Steve'as Mironas, bando pateisinti tarifų politiką ekonominę teoriją. Tačiau jo tekstas tai atviras priekaištas sveikai logikai. Realybės iškraipimas. Galimai pats ciniškiausias tekstas, kurį man kada nors yra tekę skaityti. Mironas bando perrašyti dolerio kaip pasaulinės rezervinės valiutos statusą. Neva tai nėra istoriškai susiklošusi privilegija, o našta, už kurią pasaulis privalo susimokėti. Neslėpsiu savo išankstinės nuomonės, draugai. Skaitant išnyko bet kokios metafizinės ribos, o ekonomikos logika pasislėpė po pernykščio rudens lapais. Taigi, pasak Mirono, dolerio rezervinis statusas iškreipė valiutų kursus, prisidėjo prie prekybos deficito ir sunaikino Jungtinių Amerikos valstijų gamybos sektorių, kas be abejonės yra tiesa. Tačiau skamba taip, lyg Amerika būtų tapusi auka ir nė žodžio apie tai, kad iš tikrųjų Jungtinės Amerikos valstybės daugybę metų už prekes ir paslaugas, kurias joms teikia visas pasaulis, atsiskaitydavo skaičiais ekrane arba popieriaus eksporto. Be jokios abejonės, rezervinės valiutos statusas yra galios šaltinis. Kaip taikliai yra pastebėjęs Prancūzijos prezidentas Valéry Giscard d'Estaing, tikiuosi ištariau teisingai, doleris suteikė Amerikai perteklinę galią ir perteklinę privilegiją. Rezervinės valiutos statusas leidžia Jungtinėms Amerikos valstijoms nuolat gyventi virš savo galimybių ribos, pirkti ir vartoti daugiau, nei ji pati pasigamina, nes pasaulis noriai priima dolerius mainais į realias paslaugas ir prekes. Lietuva ar kitos Europos šalis, netgi kitos pasaulio šalis, turi subalansuoti savo biudžetus, o Jungtinės Amerikos valstijos vykdo pinigų emisiją. Tai liaudiškai taip vadinant, atsispausdina daugiau pinigų. Tai ne našta, tai subsidijuotas gyvenimo būdas. Dar labiau mane šokiravo tai, jog Mironas siūlo naštos pasidalinimą. Šalis, anot jo, turėtų tiesiog skirti savo biudžeto lėšas Jungtinių Amerikos valstijų iždui. Gink Dieve, neprasitarkit Lietuvos bankui apie tai. Sutiks, skirs, mokės. Taigi tokiu būdu visos pasaulio šalis padės Jungtinėms Amerikos valstijoms finansuoti globalias viešasias gėrybes. Kitaip sakant, finansuoti Jungtinių Amerikos valstijų vartojimą. Arba dar tiksliau pasakius, jūs visi privalot atlyginti Jungtinėms Amerikos valstijoms už tai, kad jūs jas remiat. I could help a bit. I could carry it for a while. Carry it for a while. I could carry it. Share the load. The load. Visa tai yra tiesiog dvigubos duoklės sistema. Pirmiausia, pasaulis jau moka duoklę, priimdamas dolerius kaip rezervinę valiutą, finansuodamas Jungtinių Amerikos valstijų skolas, susimokėdamas už infliaciją, be to investuodamas į Jungtinių Amerikos valstijų akcijas, nekilnojamą turtą. Vien tik į Jungtinių Amerikos valstijų akcijas biržose pasaulis investavo jau per 14 trilijonų JAV dolerių. Tai sudaro apie pusę Jungtinių Amerikos valstijų bendrojo vidaus produkto, kas yra lygų 27 trilijonų. Dabar Mironas siūlo už tai papildomai sumokėti, už privilegiją toliau remti Jungtinės Amerikos valstijas. Ar mes visi esame vasalai, kurie turi dar kartą susimokėti už jau sumokėtą duoklę? Tai nėra vien tik tai pasityčiojimas iš visų pasaulio šalių, tai sisteminis išnaudojimas, suformuotas kaip neva teisinga tvarka. Jungtinių Amerikos valstijų laivas skęsta. Todėl gelbėti laivui pasitelkiamos įvairios priemonės. Panamos kanalo nusavinimas, tarifai ar subsidijos iš visų pasaulio šalių už neigiamos einamosios sąskaitos deficitą. 100 feet. Aye.
Dar vienas pribloškiantis Mirano teiginys, kad Kinija yra kalta dėl 2008 metų finansų krizės, nes jų investicijos į JAV hipotekas, tai yra paskolos nekilnojamam turtui, sukėlė investicinį burbulą. Tokios išdėstytos sapalionės prasilenkia su elementaria ekonomikos logika. Visi, net elementariai išmanantis krizės priežastį, supranta, jog 2008 metais Amerikos finansų krizę sukėlė reguliavimo spragos, žemos bazinės palūkanų normos, neatsakingas rizikos valdymas, melagingi Jungtinių Amerikos valstijų reitingų agentūrų, tokių kaip Fitch arba Moody's duomenys, bei ypač rizikingos hipotekos paskolos, kurios buvo dalinamos net prostitutėm, be jokios kredito istorijos. O Kinija tuo metu padėjo stabilizuoti Jungtinių Amerikos valstijų rinkas. Hankas Paulsonas asmeniškai maldavo Pekino pagalbos, kad Kinija toliau pirktų Jungtinių Amerikos valstijų obligacijas. Ir Kinija sutiko. Tokie kaltinimai tai ne tik, kad netiesa, tai istorijos perrašymas geopolitiniais tikslais. Kokią išvadą galime pasidaryti? Akivaizdu, jog Jungtinės Amerikos valstijos siekia ir toliau išlaikyti dolerio hegemoniją. Jos nori ir toliau naudotis pasaulio pasitikėjimu, išlaikant dolerį kaip pasaulio rezervinę valiutą, nori toliau nemokėti už prekes ir paslaugas, tačiau už bet kokius šios statuso šalutinius efektus, tokius kaip prekybos disbalansas, neigiamas einamosios sąskaitos balansas ar gamybos perkelimas, jos pradėjo už tai reikalauti finansinės kompensacijos. Tai istorinė kryžkelė. Ar pasaulis nusilenks šiai dvigubos duoklės sistemai? Ar atsiras kolektyvinis pasipriešinimas? Istorija rodo dvi aiškias tiesas. Visų pirma, paklusnumas visada iššaukia išnaudojimą. Antra, tik vieningas pasipriešinimas gali lemti sėkmingą bandymą sustabdyti imperiją. Iki kitų susitikimų, ačiū už dėmesį, viso gero, ate.